Roll, baby. Citata. Nuo išmatų vandens iki išmatų kvepalų aš esu nustebintas inovacijos, kuri yra pakeliui sanitacijos srityje. Ir šis jo taip mėgstamas begalinis mutacinis vaidmenų žaidimas, neturintis klinikinės vertės ir be duomenų kontrolės dėl uždarų duomenų. Galite lažintis, kad jūsų mama taip pat yra Geitso fondo finansuojama. Citata. Next Strain naudoja genetinius virusų duomenis tam, kad padėtų mokslininkams sekti ligų protrūkių plitimą. Galbūt dabar tinkamiausias laikas leisti Bilo Geitso animaciniam ego apibendrinti visą šią dilemą. Socialinis gėdinimas ir ekonominis šantažas. Mes suvokiame, kad mes galime apeiti pavojingus nepastovumus, tokius kaip individuali laisvė arba nacionalinis suverenitetas. Su paklusne populiacija mes galėsime laisvai įgyvendinti savo sprendimus nuo viršaus iki apačios, tokius kaip priverstiniai karantinai, socialinė atskirtis, kontaktų sekimas, privalomas testavimas, kaip priemonės tam, kad perimti technokratinį visuomenės valdymą. Dabar įsivaizduokit mano susijaudinimą, kai mes galėsime deklaruoti savo pačių pandemiją. Tai buvo mano šansas atrodyti kaip viešos sveikatos Nostradamus ir pozicionuoti save ir mano kolegas tokius kaip daktaras Fauci, kaip de facto valdžią, atsakų ir sprendimams per išpūstus pasaulio pabaigos scenarijus, kompiuterio simulacijas. Mūsų apgailėtini kontrolės iškrypėliai įvedė žiaurias taisyklės bei drakoniškus lockdownus, net po to, kai mūsų gąsdinimai išaiškėjo kaip netikri. Prigazdinti ir gero norinti žmonės toliau paklūsta privalomiems ir kvailiems, taip vadinamų lyderių reikalavimams. Pasiekę globalų lockdowną ir medicininę komendanto valandą, mes laikėme įkaitais jūsų galimybę susiburti, dirbti, keliauti ir daryti bet ką, iki tol, kol mes būsime pasiruošę vykdyti savo didesnį planą. Man patinka vadinti tai pirmą pandemiją, nes patikėkit, mes jau dirbame ir prie kitų. Mūsų galutinis sprendimas yra priversti jūs maldauti, kad būtumėte vakcinuojami, žymimi ir individualiai sekami. Kaip galvijai, mano fondas ne tik naudosis teisiniu imunitetu ir trilijoniniais pelnais, bet šitos privalomos eksperimentinės vakcinos mus pastums taip stipriai kelyje link centralizuotos globalios kontrolės. Jeigu tik mano senas geras draugas Jeffrey Epsteinas būtų čia ir mes galėtumėme švęsti tai Lolita Express borte. Taigi atsiminkite, globalūs piliečiai, tai baigsis, kai aš pasakysiu, kad tai baigsis. Tai gali būti metai, gali būti 2 metai, o galbūt ir niekada. Aš garantuoju, jeigu tai bus mano valia, jūs negalėsite padaryti nieko, kad tai sustabdyti. Tiesiog atiduokite savo asmeninės laisvės ir sveiką protą mūsų baimės pardavėjams vyriausybėje bei medijoje, kadangi jie visi dirba mums ir eina pakeliui su mumis. Taigi, o dabar dovanokite man, nes aš turiu atlikti dvasių virimo ritualą su Marina Abramovič. Iki... Išsamų visų Bilo ir Melindos Geitsų fondo pažeidimo duomenų sąrašą ir laiko juostą galite peržiūrėti čia, tinklalapyje techrights.org. Be to labai raginu sekti puikų mokslininką Keviną McKernaną, kuris kruopščiai seka Bilo ir Melindos Geitsų fondo vykdomą universitetų ir mokslo monopolizavimą. Kaip mes dabar galime apsiginti nuo šio savo gyvenimo monopolizavimo, yra daugiau nei pagrįstas klausimas. Nepaklusimas yra raktas į sėkmę. Ar tikrai norime ateities, kurioje mūsų gyvenimą lemtų išskirtiniai technokratai? Ypatingai technokratai, kurių ego buvo sužeistas žmonių, kurie pažemino juos dėl jų pačių godumo ir nesažiningumo, kaip kad šiuo atveju, pavaišinus Billą Geitsą pyragų tiesiai į veidą. Kaip priemonė į sėkmę nepaklusimo atveju žinoma visada yra humoras. Šiais neramiais laikais kredo turi būti niekada neprarasti humoro jausmo. Humoras yra ginklas prieš technokratinius pokyčius. Paskutinis, tačiau nemažiau svarbus dalykas. Dar kartą primiktinai rekomenduojama susidoroti su darbotvarkė 21 ir darbotvarkė 2030. Daugelis žmonių paprasčiausiai nesuvokia, kad prisidengiant tvarumu įsigali pasaulinė nežmoniška politika. Nepaklusimas apima pagrindinės demokratinės teisės, kurias mes taip sunkiai stengiamės įgyti per pastaruosius šimtmečius visame pasaulyje, tačiau ypatingai vakarų pusrutulyje. Mes nenorime ir negalime sau leisti atsisakyti šių laimėjimų dėl begalinio kelių niekšų pelno. From the hoops that sell the COVID bucks, and everybody laughs at him and it's just trying to dance. And when we ask him questions, he pisses
Texas underpants. Oh, Hancock is a wanker, he wears a wanker's hat. He kisses all their asses now to sell the Goldberg facts. And everybody laughs when he said bring the army in, 'cause this is one war we the people definitely will win. They're all a bunch of wankers, they all wear wankers hats. They all pop up on TV now to sell the Goldberg facts. So everybody laugh when they say what we all must do. Just turn around and say to them, piss off, it's just a flu.